Labą vakarą. Čia Kultūros spąstų studija. Kalbėsime šiandien apie kultūros politiką, nes būtent kultūros politika ir yra tie spąstai, į kuriuos yra pakliuvusi jau 10 metų mūsų kultūrinė visuomenė. Pokalbyje dalyvauja Rūta Vanagaitė, buvusi Laifo festivalio direktorė, Arūnas Bėkšta, kultūros ministras, bet galbūt greitai sakysim jau irgi buvęs, ir Egidijus Aleksandravičius, kultūros istorikas, esantis, Atviros Lietuvos fondo valdybos pirmininkas ir Vytauto Didžiojo universiteto prorektorius. Kultūros spąstų studija dirba tiesioginėme eteryje ir galite skambinti ir įsijungti į pokalbį. Taigi, skambinkite, klauskite, sakykite savo nuomonę. Mūsų telefonas 262525. 262525. O dabar pagrindinis mūsų diskusijos klausimas. Prieš 10 metų Vilniuje vykęs Lietuvos kultūros kongresas iškėlė uždavinį suformuoti Lietuvos kultūros politiką. 96-aisiais antrajame kultūros kongrese buvo svarstyta bent porą kultūros politikos projektų, bet nei vienas jų nebuvo priimtas. Kompromisinį abiejų projektų variantą buvo numatyta parengti antrojo kultūros kongreso posėdžiui, tačiau šis posėdis neįvyko. Prieš pusantro mėnesio olimpinių kovų ir rinkimų kampanijos įkarštyje visuomenei buvo pateiktas kultūros ministro Arūno Bėkštos vadovaujamos darbo grupės sukurtas kultūros politikos nuostatų projektas. Kadangi 10 metų Lietuvos kultūra išgyveno be jokios politikos, o kartais ir be pinigų, natūraliai kyla klausimas, kodėl būtent šiuo metu prireikė kultūros politikos nuostatų. Ir dar, ar šiuo dokumentu norima įtvirtinti dabartinę kultūros administravimo ir egzistuojančių kultūros institucijų finansavimo praktiką, ar siekiama ją keisti? Ir jeigu taip, kokia linkme? Taigi, buvo ką tik pasakyti 2 pagrindiniai klausimai, apie kuriuos mes ir kalbėsime. Mūsų pokalbis suksis ta tema. Tačiau noriu priminti ir pridurti visiems, mes turim labai nedaug laiko, tik 20 minučių. Taigi, kalbame trumpai ir aiškiai. Ir pirmiausiai, iš tikrųjų, kodėl šitas metas pasirinktas, kad būtų pristatyti ir parengti kultūros politikos nuostatos? Ar iš tikrųjų atsitiko kažkas tokio ypatingo, kad reikia dokumento, projekto? Ne, nieko ypatingo neatsitiko, tiesiog jau 10 metų mes apie tai kalbėjom ir buvo, kaip buvo paminėta, buvo 2 variantai paruošti, pateiktis, netgi patekę ir į Seimą, buvo pradėtas ruošti bendras variantas, tačiau Seimo komitete jisai ir užslopo. Buvo sudaryta bendra grupė, kur vyko gana tokios klampios diskusijos ir jos gerokai ilgai užsitęsė ir užtat sustojo. Todėl atėjus dabar mums į vyriausybę, mes buvom išsikėlę uždavinį, kad reikėtų tą darbą vis tik tai padaryti ir ėmėmės tai daryti ir šiokį tokį rezultatą padarėm. Bet apie esmę, tokiam kultūriniai aplinkoj niekas nėra taip pasikeitę, kad šitą dalyką būtų galima sutvarkyti arba pakeisti, arba įvesti tvarką, vien turint jau programinį dokumentą. Nes iki šioliai gyvenom be nuostatų, nereikėjo, ar ne? Taip, egzistavo visą laiką vyriausybių programos, yra partijų programos, vyriausybių programos, kur visada yra dalis skirta kultūrai. Tačiau šitie dokumentai paprastai yra labai apibendrinti, bendri ir jeigu pažiūrėtumėm ir į partijų programas, ir į vyriausybių programas, kurios buvo pateiktos, tai visos jas beveik yra vienodos. Ne, aš negaliu pasakyti, kad mūsų kultūros politikos nuostatos labai smarkiai skirtusi taip pat, tačiau jos yra gerokai labiau detalizuotos ir užduoda tam tikrą kryptį. Iš tikrųjų, o ponia Rūta, kaip jums atrodo, kodėl šiuo metu pasirodė šitos nuostatos? Tai jau kada, jeigu ne šiuo metu, man atrodo, visos civilizuotos valstybės bent jau tokį dokumentą turi. Kitas dalykas, ar jisai bus vykdomas ir kas jį vykdys, tai pasakius A, žymiai sunkiau bus ar kitai ar dar kokiai vyriausybei pasakyti B, dėl to, kad strateginis mąstymas ir sveikintinas žingsnis, bet šitų dalykų įgyventinimas valstybei, kuri skelbia, kad kultūra yra jos prioritetas, bet iš tikrųjų jis niekada nebuvo ir tikrai turbūt artimiausių laikų nebus, dėl to, kad daugelis turbūt valdininkų apskritai galvoja, kad kultūra yra tokia neišvengiama blogybė, su kuria reikia taikytis, bet rėmimas yra tik tai žodžiais. Tai bent jau tokio dokumento priėmimas liudija strateginį mąstymą, o toliau nebus nuo to lengviau, kad priimti šitie dokumentai. Kol kas dokumentas yra tik
parengtas, atrodo, ir jo priėmimo procedūros dar laukia ateityje. Ir iš tikrųjų, matyt, galbūt tas priėmimas bus lengvesnis ar sunkesnis priklausomai nuo to, kiek šitas dokumentas atrodys prasmingas ir pagrįstas ne tik kultūriniai visuomeniai, bet ir valdininkams. Nesutikčiau. Iš karto nesutikčiau, jis bus priimtas, nepergyvenkit, jis bus priimtas, jis tvarkingai paruoštas, jis geras dokumentas, jis bus priimtas. Ir kas toliau? Gerai, o dabar klausimas toks būtų, kuris mane labiausiai domina, yra toksai. Ką keičia šitos kultūros nuostatos? Ar jos turi galę ką nors keisti? Aš turiu galvoj savyje, ne kaip įstatymo raidė, ar ne kaip programos padarytos, nepadarytos, kurioms duodama pinigų, bet pačios nuostatos. Jos suteikia galimybę tam tikriems poslinkiams, mūsų geidžiamiems poslinkiams kultūros gyvenime. Prašau, Egidijau, norėčiau išgirsti jūsų komentarą. Aš iš pradžių atsakysiu į klausimą, kurį uždavėt pirmiems dviem pašnekovams ir nebūsiu toks saldus, sakydamas, kad tai yra rimti spąstai būsimom vyriausybėm. Bet kokia vyriausybė su tais nuostatais susidoros be jokių problemų. Visas tas normas įvykdydama be jokio didelio vargo. Nes įgyvendinimo technikos, jeigu nėra pasiūlytos, tai čia susitvarkyti su bendra ideologija nėra sudėtinga. Žodžiu, dabar ar pirmas klausimas jūsų skambėjęs, kodėl? Aš galiu tik spėliuoti, žinoma, kodėl ministerijoje kas nors sugalvojo ir spręsti kažkiek iš šalies, bet iš šalies žiūrėdamas įtarčiau, kad vis tik tai pasijus ten slenkščio stovint. 10 metų praėjo ir realių kitimų kultūros infrastruktūrų sferoje, kultūros rinkos arba meno rinkos sferoje taip ir neįvyko. Ir kol galėjom skolintis arba ką nors parduoti ir lietum laistyti tas senasias infrastruktūras, tol buvo tvarkoj, bet dabar berods nebėra patenkintųjų jau. Vieni nebeužtenka pinigų, kiti sako, kad negana dėmesio ir momentas yra geras svarstyti kultūros. Minutėlę, mes jau turime skambutį, skambina, mes jūs girdime, prašom.